Sveiki visi. Na, šiandien video bus toks iški mikso. Pamatysit, ką galima nemokamai gauti Amerikoje. Šiaip nustebino net. Na ir kaip visada, mašinos. Tai žiūrim, iš karto paspaudžiam like, subscribe ir pasiekam ten tą varpelį, paspauskit, kad matytumėt, kada video išeina. Gero žiūrėjimo. Vėl aukcionas. Tokia paprastesnė BMW. Rakinta. Oda. $330 nebrangi bus. Korvetė. Žiūrim. Atrakinta. Ir priekis tamsintas, visą tamsinta, gale nieko nėra. Oh, that is something. Čia gal taip. Jo, turvėtė labai gera. Įdomus variantas. Kam reikia mašiną, taip pat galim patikrinti. Turi biškį reikalų. Bet labai įdomi mašina, važiuoja labai maloniai. Na kaip, savaitės pradžia ir jau aukcionai. V8 kompresor. SL55 AMG. Jie nebūna labai brangus. Galima pasitestinti, gaila raktai užrakinti. Bet toksai mersiukas jau aišku nuo metų biški. Bet žinokit, super. AMG suportai, viskas neblogas. Jeigu kam įdomu, galim pažiūrėti Jeep Grand Cherokee. Užsivedė. Saloną pasivalyti reikėtų, bet dirba gražiai variklis. Čeko nėra. Viskas kaip ir tvarkoja. Dar vienas Grand Cherokee 18 metų. Saloniukas labai švarus. Telikas didelis. Negyvas. Bet labai švari mašina. Stovi jau matosi ilgai. 7 BMW longas. Raktai užrakinti, 18 metų.
Tamsiai rudas salonas. Kažkas paliko kompą. Raktai užrakinti, nematė senai nieko. Duliukai. Na jo, longas, sėdinės biški pavarytas. Šitą priekinę. Labai įdomu irgi galima pasitikrinti. O, ir tokių X yra. Nu jo, vietos gale daug. Ką, pažiūrim, raktai gira, dusės ar ne. Dirba, kaip tau nedirbs. Viskas tvarkoja, žiūrėkit, net check engine nėra. Nu, biški liukas atšokęs, bet variklis tai dirba labai gražiai. Airbagų klaida. O, X5 gaila spalva tokia nekokia. Audinės Q3 aš sakyčiau. Hyundai. Šiaip labai įdomus dalykas. Audinės A4 nėra brangios. Raktas užrakintas, bet saloniukas. Super. Ordinėlė. Irgi rudas salonas. Pažiūrim, ką gero. Kur startas jos. Ai, va. Žiūrim. Kumos naudusės. Liukas didelis, lubos juodos. Volvos. Vienu žodžiu, pasirinkimo kaip visada daug. O tokį Porsche Boxsterį. Gaila, kad nėra. Jis jau toksai biški metų, bet tai kas svarbiausia, mechaninė dėžė. Porsčiukas toks pusė velnio. Labai gražus F150 XLT. Tuninguotas biški. Lenkščiai. Didelis monitorius įdėtas. 129 tūkstančiai pravažiavęs. O, variklis gražiai dirba. Vietos gale kiek. Labai tvarkinga mašina. Ratai gražus viskas. Normaliai. Kokios dvi gražuolės stovi. Jo, viena prie kitos. Atrodo nerealiai. Raktai gaila užrakinta. Nepasižiūrės, bet vaizdas tai Korvetės labai geras mašinas. Kai nusibosta vaikščioti, tai galima paimti ir važinėti po aukcioną. Naujausias Simioras. Ratai kokie. Longas. O, čia dar Mersas. Pažiūrėsim Mersą to irgi. Jo, spalvos. Muzikytė pasitinka.
Welcome select. Gaila raktų nėra. Užrakinti. Stogas panoraminis. Rudas salonas. Jo, sėdynės super. Vaizdas tikrai gražus. Mašina mygtukais atsidaro. Muzika. Power Wilkins. Išrakinta. Galas. Mersas. Reikia mokėti atidaryti. Irgi kurių metų? 26 metų. Mersiukas. Raktai, aišku, užrakinti. Salonas baltas, gale vietos nėra, kabrikas. Malonė mašina. X4M. Ratas išmuštas tikriausia. Langai tamsinti, sėdynė, čia tikra M-kė. Akumas numiręs, langas paliktas, atidarytas. Bet va čia tai šitie žvėriukai, palyginimas dabar bus salonų. Pasižiūrėkit naujausios korvietės saloną. Raktai užrakinti. Stogas nusiema. Mašina. Kažkada pabandysim ir tokią pėstukui. Ir dabar senesnė. Man kažkino pristumta sėdynė. Nu, salonas biški paprastesnis. Čia dar jau ir padegė nuo saulės. Ir čia padegė nuo saulės. Bet išlipti sunku. Bet salonas, aišku, naujesnės, geresnis. Bet žinokit, abi labai super. O, žiūrėkit, Raptorius. Jo, čia turėtų būti tikras Raptorius. Irgi raktai užrakinta. Vartiorai kokie. Na, čia biški pakaba padaryta geresnė negu paprastas. Čia naujesnių biški metų, čia senesnių. Jaguaras. Daug. Aišku, šitas vaizdas kaip visada labai gražus. Juodas Mustangas. Priekinis ratas pradaužtas, paprastas. Nu va, jums palyginimui ir Mustango salonas, čia tuningo uždėta. O, žinokit, variklis 5 litrų GT-ška. Dega, bet dirba labai gražiai.
nieko baisaus, nu priekinė pakaba biški. Šonai, jeigu kažkam bus įdomu, sakykit, pasižiūrėsiu kainytės. 3500 Chevy. Heavy duty. Salonas. Vadinis. HD, dizelis. Ratai dvigubi. Einam pažiūrėti toliau. Wrangleris iškeltas, tai su pikapo lygus. Čia jau toks irgi paruoštas libiuotkės, faros ledinės uždėtos. Salonas, stogas nusiemantis. Turėtų būti jo, nusiema. Čia irgi pikapas. Visai fainas. Geras padangos. Pakeltas Fordas F150 STX komplektacija. Ja, labai faina, kaip ir vidurinė sėdynė, o šitas įdėtas galėtų aišku būti oda. Telikas jau didelis. Ratai gražus, jisai šiek tiek kilsteltas. Kažkas paliko Corolos bagažinė atidaryta. Jom toliau pasižiūrėti. Volkswagenas Atlas. Kas gero Volkswagenė. Salonas aš įsivaizduoju kaip Touarego. Tiksliai galiu, aišku, ir klyst, bet apie Volkswagenų šituos nelabai ką žinau. Bet priekis tai toks maloniai atrodantis, kaip Q8 beveik. Mini Cooperiai, 2 kabrikai. Mažyčiai mieste faina palakstyt būtų. Camaro. Saulė leidžiasi, labai spygina. Tai. Šitą tvarkinga, graži Camaro. Nuo 17 metų jinai. Šitą 16. Tai nuo 17. Ne, bet jau salonas jau. Jo, 16. Bet jau salonas naujesnis. Nuo 16. Reiškia, pati pradžia, dar telikas mažas. Variklis nėra didelis, bus arba 2 litrai, arba 3,6. Kažkaip labai gazą vangiai reaguoja. Na, bet nei čeko nieko nėra. Irgi jeigu kažkam reikia, sakykit, dar gero pažiūrėsim. Grand Cherokee Limited. Sveiki, jie gan brangus būna. Telikas. Žinau, pabandom. Ką mes čia turim. Bet Limited. Ir sėdynė privažiuoja pati. Ir stoglangis panoraminis, oda. Šiaip labai tvarkingas šitas. metų. Šiaip labai gražiai, tvarkingai. Pasižiūrėsim Lariatį. Super Duty. Kas čia, 250 turėtų būti. Jo, 250 Lariatį. Jo, čia jau toksai malonesnis. Oda gaila liuko nėra, bet būna irgi per visą stogą.
Raktas yra. Telikas. Tik tai numiręs akumas. Čia jau toks įdomus. Dar ką čia jisai rodo, turbino kompresija. Cadillakai. Šitie gan nebrangus. Jeigu norit išskirtinesnės mašinos. O, čia ir komplektacija gera. Visur telikai, balta oda su baltais intarpais. Super. Dirba gražiai, jokių bėdų nėra. Čia toks Rubikonas, bet neįpakeltas. Tik tai bamperiukas Rubikono, biški kitoks. Toks be tuningo. Bet irgi gerų metų bus, galim pasižiūrėti. 21 metų. Irgi stogas nusiemantis. Bagažinė nusiemanti. Pabandom užvest. Jo, toksai, bet gal po purvinus tai būtų labai malonu su juo palakstyti. Bet, ką žinai, į ilgą kelionę važiuoti su juo ar būtų labai įdomu. Šiaip neatrodo toks labai patogus ilgesniam pasivažinėjimam. Dar viena korvetė. Biškį brėžtas bamperis. Atrakinta. Gaila, kad raktai irgi juodas su raudonu. Salonas. Super šiaip tai mašina. Nusiemantis stogas. Spoileris uždėtas. Nu, sulyginus tarkim su kokiu Mersu, kažin ne geriau pasiimt korvetę, kuris greičiau važiuotų. Ar Mersas, Dodge'as, Challengeris. Dar pasižiūrėsim. Tos korvetės tai bombinės. O, RT, bus 5.7 variklis. Čia dar senesnis. Jėmi. Kokie bėgiai. Na, užsives jisai mum ar ne? O, jo. Yeah, boy. Čia tai. Challengeris. Irgi. Jisai durniuoja. Dabar gerai viskas. Challengeriukas. Čia bus, tai pasižiūrėsim. Jisai biškį senesnis, bet 5.7. Skamba gražiai. 13 metų. Toks gan išlaikytas. Tikrai gražiai. Korvetė pasakiška mašina. O čia dar vienas toksai Swinger. Dodge'as Skatpack. Lambo. O šitą matyta. O čia va naujesnis. Pasižiūrim, ką šitas. Oh yeah. Garsas tai. Visiškai. Jo, čia ir salonas gražesnis negu to. Ratukai kokie. 23 metų. Vaizdas geras.
čia tai radinukas. Iškeltas koks ramas. Čia mašina šalia kaip ratai. Kaba kokie ratai. Kur jau dydis net nematau. 30. Pakaba. Lacha, atrakintas. Gerai, kad slenkstis yra. Komplektacija gera, gaila liuko, kad nėra. Pabandom užvest. Raktas užrakintas, gaila. Ačiū. Koparte ir tokių variantų yra. 2 Camaro senos. Rimti žvėrys. Na, visą laiką tik aukcionų video, tai reikia įdėti. Va čia yra nupirktas BMW į Lietuvą. Ištestuotas, apžiūrėtas ir prieš perkant ir nupirkus. Nupirktas labai gera kaina, kaip sakytum, koparte uždaužta. Šalia Mustangas GT pats naujausias, Dodžamas. Kokios mašinos prie čia parduotuvė, gal paprasta geriau sakyti. Tai va, galima pirkti mašinas ir su patikra, su viskuo, kad nusipirktumėt mašiną be rizikos. Aišku, šiokia tokia vis tiek rizika būna, didelės patikros aukcione nepadarysi, bet galima nusipirkti ir su patikra. Tai va, jeigu kažkam reikia ir patikros, kreipkitės. Šiandien biškį pasikultūrinsim. Orlando downtownas. Gražus, šilta. Čia Orlando Public Library. Labai didelė. Žiūrėsim. Rimta chebra. Vidury Downtowno. Koks ežeras. Kokie gyvūnai plaukia. Kokie vėžliai dideli. Ir va taip atrodo nuo ežero. Centre galima pasėdėti ant aligatorių. 3D printeriai. Fotostudija, darbo zonos, muzikos studija. Ir realiai viskas nemokamai. Tai. Va taip atrodo, išvažiuojant iš Downtowno Orlando. Čia parkas tas, kur prie ežero, vis groja muzika. Gražu, žmonės ramiai vaikšto. Biški tokių matėsi ten ar benamiai ar kažkas tai, bet labai visur tvarkinga, gražu. Super vieta, poilsis, jo, geras oras šiandien, šilta. Tai va, ta biblioteka ten, realiai jo, tas skyrius, kur galima 3D printeriai, muzikos studijos, viskas ir viskas nemokamai. Gali tiesiog, jeigu ten esi gyventojas Orlando, tu gauni kortelę ir gali naudotis visais tais privalumais, kad nieko nereikia mokėti. Tai super. Kaži, ar pas mus Lietuvoje gali būti tokie dalykai, kur būtų nemokamai.
ką, šitam video tiek. Nepamirškit pasekt, subscribint, like paspaust. Jeigu turit kažką pakomentuokit, bus super. Iki.